Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su vasario mėnesio naujienomis iš stalo žaidimų pasaulio. Bet prieš tai norėčiau priminti, kad jau paskelbiau naują žaidimą savo Facebooko paskyroje. Visus kviečiu dalyvauti ir žiūrėsime, kaip mums seksis surinkti tos 250 prenumeratorių. Šį kartą, sakyčiau, net dar labiau verta dalyvauti šitame žaidime, nes yra ne tik dvigubai daugiau prizų, bet ir 5 stalo žaidimai tarp jų, apie kuriuos papasakosiu jau greitų metų. Pirmuosius revealinsiu jau šį savaitgalį. Ir kad dalyvauti žaidime, jums tai reikia padaryti 3 dalykus. Tai yra prenumeruoti mano kanalą, pasidalinti šiuo pranešimu mano Facebooko paskyroje, bei pakomentuoti, kokio video norėtumėte iš mano kanalo, kad padaryčiau. Ir tiek. Ir jūs dalyvaujate žaidime. Ir kai jau surinksiu 250 prenumeratorių, paskelbsiu žaidimo laimėtojus. O dabar keliaukime prie stalo žaidimų naujienų. Kaip minėjau praėjusioje apžvalgoje, jau buvo startavęs Nürnbergo konvencionas retaileriams, tai tuo pačiu vasario mėnesį įsibaigė taip pat Kanų konvencionas, irgi skirtas retaileriam, ir kovo pradžioje vyks Gamos konvencionas Amerikoje, kuriame irgi bus pristatytos įdomiausios naujienos, vyks demonstracijos ir panašiai. Tai matysime daug įvairiausios informacijos. Ką mes bent jau sužinojome, tai kaip tik Board Game Geek'e yra informacija apie žaidimus, kurie buvo pristatyti, pravestos demo ir panašiai, tai kelis galėčiau išskirti iš jų. Demo žaidimas, kuris tikrai mane domina, tai Jekyll and Hyde vs Scotland Yard žaidimas. 2 žaidėjams, kuris trunka apie 20 minučių, kooperatyvas, kaip suprantu, su tam tikrais bendravimo limitais žaidime. Taip pat Witchcraft, irgi iš to paties 25th Century Games buvo demo vedami, irgi labai mane dominantis žaidimas solo, Deckbag Pool Builderis. Taip pat buvo anonsuojamos Kubitos expansionas, Space Base papildymas, Tiny Towns papildymas, War Chest papildymas. Taip pat buvo pirmosios demonstracijos Through the Desert žaidimo naujos edicijos, War of the Ring papildymą card game'o. Takeno Color žaidimas, tai Takenoko Roll and Write'as. Irgi labai mane dominantis žaidimas, kuo keičiasi lyginant nuo savo bazinio žaidimo, kurio sėkmė yra didžiulė žaidimų industrijoje. Taip pat buvo galima pamatyti Ticket to Ride Paris, naujausią City Collection žaidimą. Buvo galima išbandyti Sea Dragon žaidimą iš Draco Studios, kuris bus išleistas šiais metais. Taip pat buvo galima išbandyti naujausią Bank serijos žaidimą Bag Legends, naujausią Key serijos žaidimą Quayside buvo galima išbandyti, kuris pasirodys šių metų pabaigoje, kuriame solo darė David Turczi. Taip pat buvo pristatytas Anno 1800 papildymas, kol kas vokiečių kalba, bet tikrai iki šių metų pabaigos turėsime ir anglišką variantą. Naujas Catan žaidimas, nauja Colt Express versija vaikams Kids Express, 20 minučių trukmės, kuris jau turėjo išeiti, bet lyg ir nemačiau. Flicking tipo žaidimas. Taip pat buvo galima išbandyti Konservas žaidimą, kuris Kickstarteryje jau startavo, bei Operation Barclay. Irgi labai 2 laukiami žaidimai. Buvo galima pamatyti naujausią Medici editioną iš Steam Forge Games, taip pat Yokohama naują editioną. Ir tokios naujienos, kokios galėčiau išskirti iš Nürnbergo ir Kanų festivalių, dar šiek tiek bus iš Gamos, bet jau kovo mėnesį. Ir kiekvienais metais Kanuose vyksta apdovanojimai. Ir šiais metais skirtingose kategorijose laimėjo šie žaidimai. Tai metų žaidimo trio žaidimas laimėjo. Nominuotas buvo dar Darwino žaidimas ir Perfect Worlds. Taip pat geriausio vaikų žaidimo laimėtojas buvo Puzzle Adventure. Taip pat matau Moritz Ledodo
ir Super Miau žaidimai buvo nominuoti. Nežinau, ar čia prancūziški ar angliški pavadinimai, tai visko gali būti, kad ne taip jie ir skamba. Taip pat Intermediate kategoriją laimėjo Far Away žaidimas, o nominuoti buvo dar be šito Cat in the Box ir Eila et Leclerc de la Montagne žaidimas iš Yellow Studios. Ir ekspertų kategorijoje laimėjo žaidimas Le Familia. Ir taip pat buvo nominuotas White Castle ir Darwin Journey. Tai tokie laimėtojai, tai reiškia, tas Darwino žaidimas aukščiau yra dar kitoks. Prancūzų žaidimas. Tai va. Įdomus nominantai ir laimėtojai. Tikrai apie bent kelis iš jų reikės pasidomėti. Taip pat vasario mėnesį įvyko Level Up Winter Retreatas. 2-4 dienomis New Jersey'e, kuriame buvo galima irgi išbandyti įvairiausių board game, role-playing games, tabletop miniature games ir taip toliau. Turnyrų galima rasti, kas, sakyčiau, yra išskirtinis dalykas būtent šito konvenčino, nes daugelio geriausių žaidimų turnyrai vyksta, kad išsiaiškinti, kas yra geriausi žaidėjai. Daugiausiai girdėjau iš šito kono, kad labai daug buvo bandomas Wingspan žaidimas, sulaukęs labai gerų įvertinimų daugeliui. Šis žaidimas jau aplenkė Wingspaną savo gerumu. Vat kaip tik artimiausiu metu ir aš išbandysiu, arba jau būsiu išbandęs, kai šitas video pasirodys, tai irgi pasidalinsiu savo nuomonę. Ir daugiausiai bazo girdėjau apie Mission Control Critical Orbit žaidimą. Tai žaidimas 2-4 žaidėjam, labai primenantis Captain Sonarą, tik labiausiai optimizuotas 4 žaidėjam, labai interaktyvus, įtraukiantis kiekvieną žmogų žaidime. Ir kiek suprantu, vienas žaidėjas yra kažkur įstrigęs, o kiti jį bando išgelbėti ir taip vyksta žaidimas. Tai ne komanda prieš komandą, realiai vienas kartu su kitais. Tai tokio tipo žaidimas. Irgi labai įdomus, norėtųsi ir pačiam gyvai išbandyti. Tai toks įdomus teikas roll and write ir interaktyvaus žaidimo viename. Tai tokius gyvus eventus galiu išskirti iš vasario mėnesio, bet taip pat buvo keli online eventai tokie ryškus. Pirmasis iš jų, kurį galėčiau išskirti, tai Gale Force 9 Quest eventas, kuriame buvo revealinti 3 būsimi Gale Force 9 žaidimai, kurie pasirodys GameFound'e šiais metais ir vienas berods kitąmet. Tai apie juos daugiau pašnekėsiu crowdfunding naujienų rubrikoje. Taip pat vyko ir Awaken Realms Next 2024 metų eventas, kur kaip tik buvo prisiminta, kad Awaken Realmsam jau yra 10 metų ir jie irgi pristatė savo būsimus žaidimus šiais metais, apie kurios irgi pakalbėsiu crowdfunding naujienose, prie kurių dabar ir einame. Pirmoji naujiena, kuri įvyko vasario mėnesį, buvo announcintas Chip Theory Games su naujausias jų kampeinas, kuris vyks šių metų pabaigoje. Tai Cloudspire Harbinger Expansionas, galime taip pavadinti, ir tuo pačiu bus išleistas naujas 20 Strong žaidimas Cloudspire. Tai labai įdomu, kas bus šitame expansione ir naujame 20 Strong žaidime. Tai tikrai lauksime informacijos, tai irgi vienas iš žinomesnių Chip Theory Gamesų, kuris bus užbaigtas. Ir tai, sakyčiau, žymi galutinai tai, į ką juda Chip Theory Games, kaip jie auga ir koks didelis noras yra jų užsiimti vis naujais ir daug labiau prieinamesniais projektais ateityje. Taip pat, kaip minėjau, Awaken Realmsai pristatė net 4 būsimas kampanijas. Tai pirmoji iš jų yra tai, kad Castles of Burgundy Special Editionus gaus reprintą, kuris bus antrame ketvirtyje šiais metais. Tai kas nespėjo bekinti ar nusipirkti atskirai kažkur iš retailo ar kitur, galėsite dar kartą tai padaryti. Ir taip pat anonsuotas naujas Special Edition projektas, tai yra Puerto Rico žaidimui. Labai daug informacijos apie jį neturime, tik tai, kad bus irgi pakeistas artas. Aišku, buvo šiek tiek miskomunikacijos ir tokio sugrįžimo atgal vien dėl to, kad buvo naudotas artas padarytas AI-aus, ką paskui su Ravensburgerio įsikišimu buvo pašalinta iš puslapio. Tai matysime. Ir taip pat pristatė
du visiškai naujus žaidimus. Tai pirmasis iš jų yra Grim Cover žaidimas, kuris irgi pasirodys antrame ketvirtyje šiais metais. Tai, kaip suprantu, tai nuo 1 iki 4 žaidėjų boss battleris. Tai daug informacijos neturime, aišku, labai gražus artas, bus miniatiūrų ir kažkokia, man atrodo, lyg ir traitoros mechanika, kiek supratau iš jų announcemento, kad gali būti, kad vienas žaidėjas jau taps jūsų priešu ar kažkas tokio, tai matysime. Ir didžiausias pristatymas mano asmeninė nuomonė, tai yra Lands of Evershade, naujausias žaidimas dizainerio, kuris padarė tokius žaidimus kaip Tainted Grail ir ISS Vanguard, Krzysztof Koski. Tai yra visiškai naujas pasaulis, gigantiškas su savo unikalia istorija, įdomia sistema ir panašiai, savotiškas new take'as žaidimų pasaulyje, bent jie taip įvardina, kad jie stengsis būti kitokie, nes ką daugiau aš matau iš pagrindinio puslapio taip, kad nuo 1 iki 4 žaidėjų ir kooperatyvas, ir kampeinas, ir savotiškas RPG ir kažkas tokio bus, tai sakyčiau, tai yra labiausiai intriguojanti naujiena iš Awaken Realms Next 24 metų pristatymo. O dabar judėkime prie Gale Force 9 pristatymų, kurie buvo irgi labai intriguojantis. Tai pats pirmasis iš jų yra The Adventures of Conan, skirtas 2-4 žaidėjam, geriausias 2, kaip suprantu, bet turintis tą multiplayerio galimybę. Tai yra kauliukų žaidimas, toks labiau dice builderis su teritorijų kontrolė, labai įdomiai atrodantis, besiremiantis klasikiniu artu. Galėsime ganėtinai greitai pamatyti, kaip šitas žaidimas veikia. Antroji naujiena Final Frontier ir Star Trek Ascendancy. Mane labai dominantis kampeinas, tai iš esmės yra big boxas Star Trek Ascendancy žaidimo. Aš kaip tik turiu visą kontentą, tai kaip tik man tai spręs ir setupinimo ir viso sudėjimo problemą žaidime, nes žaidimas jau turi daugybę expansionų ir dar 8 bus būtent su šituo leidimu. Nauja rasė prisidės ir panašiai, ir pats kampeinas startuos šių metų pabaigoje, tai labai laukiu, ką jie padarys. Jų Firefly Big Boxo, tai labai geri atsiliepimai, labai visi patenkinti, nes kaip tik pradėjo, man atrodo, vasario mėnesį ir gauti savo pledžus, tai labai tikiuosi, kad tą patį jie padarys ir su Star Trek Ascendancy žaidimu. Ir paskutinis jo announcementas buvo Dune Big Boxas, kuriame tilps visas Dune kontentas, originalaus Dune board game'o. Tai visi expansionai ir dar 2 naujos racijos, tai iš viso, kaip supratau, jau bus galima žaisti su 12 skirtingų factionų, kurie turi visiškai kitokius winning conditionus. Ir šitą kampaniją startuos 25 metais, dar tiksliai neaišku kada, bet spėčiau 1 arba 2 ketvirtį. Tai tokios naujienos iš Gale Force 9. Bet taip pat buvo pristatyta ir dar keletą žaidimų, kurie pasirodys crowdfunding platformose. Tai naujausias Earth expansionas, tai irgi labai laukiamas visų Earth žaidimo mėgėjų. Taip pat gavome daugiau informacijos apie Kemet papildymą modulinį. Tas straipsnis iš Dicebreakerio rašo, tai bus 6 playerių supportas, solo players ir dar daugiau naujų modulių. Įdomu, kokie tie moduliai bus ir kaip jie pakeis žaidimą. Bei taip pat vasario mėnesį gavome announcementus iš Eagle Gryphon Games'o. Tai jau pasibaigusi nesėkminga kampanija jam buvo Cookie Champion, apie tai ir nekalbėsiu. O svarbiausios 3 naujienos, tai yra Baseball Highlights 2045. Naujas editionas su nauju kontentu, kuris GameFound'e startuos kovo 14 dieną. Sofado, mažesnio bokso žaidimas, toks kaip Bot Factory. Tai žaidimas apie portugalų muziką, maistą ir taip toliau. Tai visa kultūra visame kame. Kaip matau, 1 valandos žaidimas, turintis tą pačią bump actionų mechaniką iš Galleries žaidimo. O pats didžiausias announcementas, tai ilgai jau kalbėtas paslapčia žaidimas
tai Speakeasy. Jeigu aš jį teisingai ištariu, tai naujausias Vitalo Sertos ir Iano Tūlo darbas, kuriame veiksmas nusikėlė į 3 dešimtmetį praėjusio amžiaus į Jungtinės Amerikos valstijas draudimų eroje. Tai čia ir yra tas žaidimas mafijos tipo, apie kurį kalbėjau anksčiau. Žaidime bus visko - ir teritorijų kontrolės, ir worker placemento. Daug informacijos nelabai turime, skamba labai panašiai kaip ir Scarface'as, tai labai įdomu, koks sudėtingumas iš tikrųjų bus, bet tai, mano, yra vienas iš laukiamiausių žaidimų šiais metais, tai labai laukiu daugiau informacijos ir pačio kampeino, tai tokios naujienos iš crowdfundingo. Dabar grįžtame su industrijos naujienomis. Tai irgi šioks toks update'as iš buvusios naujienos praėjusiais mėnesiais. Tai atleisti dizaineriai iš Funko Board Game Studios įkūrė naują savo studiją, kuri vadinasi Tempest Workshop. Tai matysime, kokie nauji žaidimai atkeliaus iš šitos studijos, nes šitie dizaineriai yra žinomi kaip iš Horrified žaidimų, Pan Am, Disney Villainous ir taip toliau. Naujos studijos, naujos kompanijos yra tikrai gerai mūsų industrijai, tai labai lauksiu naujienų ir tiesiog naujų idėjų, naujų žaidimų, kas visada atneša kažką naujo ir įdomaus, o ne tik daryti tą patį per tą patį, kaip ir daro daugelį didžiųjų kompanijų su savo sėkmingų žaidimų serijomis. Taip pat šiais metais minime tikrai didelę sukaktį Abyss žaidimo, kuriam šiais metais sukanka 10 metų. Ir tą progą Bombix studija parašė labai gražią žinutę ir taip pat anonsavo naujus projektus, kas susiję su šituo universu. Tai bus naujas two-player žaidimas, taip pat booster packas su naujais veikėjais bei novelė, kuri pasirodys birželio mėnesį. Tai tikrai rekomenduoju, kas nebandė šitą žaidimą tikrai išbandyti, o kas turite vėl sužaisti dar kartelį ir prisiminti, kuo jis ypatingas ir gražus. Tai savotiškas Advanced Splendorius, kas nėra bandęs povandeninėme pasaulyje. Ir paskutinė industrijos naujiena, kurią norėčiau skirti, tai kad Simonai po labai ilgo laiko palieka Kickstarterį ir perkelia visus savo naujus projektus į GameFoundą. Tai per visą Kickstarteryje jie surinko daugiau negu $100 milijonų, tai kas yra labai didžiulis kiekis, tai manau yra viena iš daugiausiai pinigų, jei ne daugiausiai pinigų surinkusi kompanija Kickstarteryje. Visos Simonų kompanijos ir pledge manageriai keliauja į GameFoundą. Realiai visos didžiosios kompanijos paliko Kickstarterį, ar nuėjo į Backer Kitą, ar į GameFoundą, kas tikrai rodo apie didžiulį sujudimą rinkoje ir labai įdomu, ką Kickstarteris darys. Vis dar iki šiol Kickstarteryje žaidimų projektų dalis yra pati didžiausia, tai aš nežinau, ką jie apie tai galvoja, bet kitos platformos tik stiprėja, o Kickstarteris iš esmės nejuda niekur. Tai įdomi ta ateitis iš tikrųjų. Ir dar kartą pastebėjau, tai GameFoundas pradėjo ne tik tokius crowdfunding dalykus daryti, kaip mums įprastai žinomus, bet ir preorderius. Tai žiūrėsime, kaip tai pasiteisins, nes tai irgi yra naujas dalykas, naujas feature, kurį reikės išbandyti ir man. Bet tokie sprendimai tikrai vilioja pereiti ir aišku, stretch pėjus, manau, labiausiai prisideda prie šito ir aišku, dedikuota komanda spręsti visas problemas. Tai tokie ir pagrindiniai GameFoundo privalumai. O dabar keliaukime prie ilgai lauktų stalo žaidimų naujienų. Pirmoji naujiena, kurią pristatau, tai yra naujausias Barcelona žaidimo papildymas, pridedantis visko dar daugiau žaidime. Daugiau informacijos apie šitą papildymą galite rasti Board Game Geek'e. Taip pat toks ilgai lauktas announcementas naujausio Eric Lang žaidimo, kuris vadinasi Life in Reterra. Žaidimas 2-4 žaidėjam, trunkantis 35 minutės, kaip rašoma, ir išleidžiamas bus Hasbro kompanijos. Tai žaidimas, manau, straight į retailą keliaus, bus toks paprastesnis, kaip matau, pagal išvaizdą tikrai toks ir yra. Toks ganai mass produced game'as, gal net ir visuose prekybos centruose bus Amerikoje ir panašiai. Open drafting ir tile placement mechanikos, viskas labai paprasta, 2 and 2 gridas, toks
rebuilding žaidimas. Tai labai įdomu, labai laukiu tikrai ir noriu išbandyti, kaip matau, lengvas, tai turėtų tikti visai šeimai nuo 10 metų amžiaus. Taip pat ilgai nereikėjo laukti ir Matt Leacock ir Rob Daviau grįžta su nauju Legacy žaidimu. Kas nežino, šitie du dizaineriai sukūrė Pandemic Legacy žaidimą ir taip pat dirbo paskutiniu metu prie Ticket to Ride Legacy žaidimo. Tai jų naujausias co-op Legacy Adventure stalo žaidimas yra Ziggurat su tokia labai įdomia išvaizda, įdomiu bordu. Tai žaidimas nuo 2-4 žaidėjų. Kaip suprantu, viena sesija trunkanti 20 minučių arba tiesiog čia yra kažkokia klaida įsivėlusi. Toks modulinis scenario-based campaign žaidimas su 3-dimensional movementu. Tai va tas Zigguratas tą leidžia daryti. Kaip matau, komponentai patys paprasčiausi, tai turėtų ir nebrangus žaidimas būti lyginant su kitais šių kūrėjų žaidimais. Ir šis žaidimas planuojamas išleisti rugsėjo mėnesį. Lauksime daugiau informacijos, bet kaip matau, visai šeimai turėtų būti labai įdomus ir geras pasirinkimas. Tai lauksime naujienų. Toliau pakalbėsiu apie didžiulį reprintą, tai Mega Civilization žaidimo. Tai gigantiškas žaidimas, kuris grįžta iš War of the Ring publisherio, kuris šį kartą išleis 2 boksus atskirus. Tai yra savotiškas revised editionas, kuris gali trukti iki 12 valandų ir kuriame gali žaisti iki 18 žaidėjų. Tai totalus mega žaidimas. Ankstesnis editionas turėjo daugiau negu 3000 dalių ir svėrė daugiau negu 11 kg, tai net sunkesnis už Gloomhaveno. Tai žiūrėsime, kaip šitie 2 boksai atrodys ir kiek kontento jie pristatys. Bet kaip suprantu, tas kontentas buvo padalintas ir kai kas bus patobulinta, pakeisti ir pridėta. Tai duos pasirinkimą tiem, kurie nori turėti viską, arba kurie nori pirkti dalimis, arba pasirinkti įdomiausią dalį. Tai labai įdomu, ypač tiem, kas praleido ankstesnį reprintą, tai mane irgi labai domina, nes pats esu nebandęs, tai tikrai lauksiu visos informacijos, kaip kas atrodys, kas bus pakeista ir panašiai, nes tikrai intriguoja, nes tiek pagal trukmę, tiek pagal žaidėjų kiekį tikrai nėra daug žaidimų, tokių epinių strateginių žaidimų, tai matysime. Dar viena naujiena, kurią išgirdau irgi vasario mėnesį, tai Brink žaidimas, kuris pasirodys 2025 metais, tai yra sequelas Moonraker žaidimo, kuris kombinuoja strateginį planavimą bei worker placementą. Labai daug informacijos neturime, bet žinau, kad šitas žaidimas bent jau pagal Board Game Geek irgi turėtų į crowdfundingą keliauti, bet kol kas prie stalo žaidimų naujienų priskyriau, nes matysime, nes dabar irgi su tuo crowdfundingu vieni pasilieka jame, kiti susikuria savotišką preorderį, kas jau iš dalies nebesiskaito crowdfundingui. Tai įdomu, koks žaidimas bus, nes Moonrakeris tikrai yra totali šito publisherio sėkmė. Tai manau ir šitas žaidimas susilauks didelio dėmesio, bent jau pradžioje, o toliau matysime. Ir paskutinė naujiena, kurią norėčiau išskirti, sugrįžo dizaineris Philip Dubarry, kuris mums labiausiai yra žinomas iš Black Orchestra žaidimo, Eminent Domain, labai gero deckbuilderio. Tai jo naujausias žaidimas, irgi kortų žaidimas, nuo 1 iki 5 žaidėjų, kaip prašo bent jau Board Game Geek, su irgi set collectionas, bus open draftingas, layeringas, skirtingas setupas, gyvūnai ir taip toliau. Ir aišku, įdomu yra tai, kad pagal player count, jeigu jis toks ir liks, tai bus labai universalus žaidimas, ne tik 1 prieš 1, bet ir 1 prieš patį žaidimą ir komandomis, ar čia visi už save ir panašiai, sunku pasakyti, nes kol kas trūksta tos informacijos, bet kaip rašoma, žaidimas labai bus tinkamas Dominiono, Smash Up, Everdell, Wingspano fanams, siūlys įvairias ir protingas kombinacijas ir taip toliau. Kaip matau, bus dalinamas vienu deku, tai čia gal net labiau į deckbuilderį panašu, bet sunku pasakyti, bet kol kas yra šitas žaidimas priskirtas customizable kategorijai. Kol kas yra aišku tai, kad tai yra kortų žaidimas. Pačios kortelės jau yra keletą jų atskleistų, visai ganėtinai
neaiškios. Tikrai tai yra labai intriguojantis projektas, kuris pasirodys šiais metais, irgi nežinau kokia forma, bet kaip matau, Board Game Geek'e nėra rašoma, kad bus crowdfundingas, tai matysime. Tai tokios tau žaidimų naujienos. Dar kartą primenu apie konkursą, kurį rasite mano Facebook'o paskyroje, kurioje galite laimėti net 10 įvairiausių prizų. Susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.